Štai šis naujasis revoliucinis Stihl produktas turi naujieną, tai yra taip vadinamas gido kabelis, kuris priklausomai nuo jūsų sklypo konfigūracijos, jums gali reikėti nuo 1 iki 3 tokių kabelių. Jisai padeda jūsų robotui grįžti į pakrovimo vietą gerokai greičiau. Taip yra taupoma elektra ir jisai kiekvieną kartą važiuoja šiek tiek skirtingų rakursų ir tuomet grįždamas atgal jisai neišvažinėja atskiro takelio. Matote, kai robotas dirba, aplinkui jo perimetrą važinėja tokia LED juosta. Pagal jos spalvas jūs galite žinoti, kokioje būsenoje šiuo metu yra jūsų darbininkas. Pakalbėkime apie šio aparato valdymą. Visų pirma, mes matome degančią matricą. Matricos turi tik tai EVO vejos pjovimo robotų versijos. Taip pat yra LED juosta, kuri arba dega pilnai, arba rodo, kurį mygtuką jums reikia paspausti. Ir yra sumažintas iki 5 mygtukų šio vejos pjovimo roboto valdymas. Ir žinote ką? Jisai kalba žmogaus balsu. Jisai padeda jums suprasti, ką reikia padaryti, bet jeigu jums nereikia garso, jūs galite jį išjungti. Klausykitės. Mano įrenginio užraktas neįjungtas. Žinokite, kad štai šį įrenginį jūs galite sujungti į bendrą visumą draugę su kitais jūsų įrenginiais namuose, naudojant Alexa Home sistemą. Šaunusis mano pagalbininkas taip pat turi specialią išmaniąją programėlę, kuri yra mano telefone. Joje aš galiu sukonfigūruoti savo pagalbininką, pasakyti, kada jisai turi dirbti. Jisai lygiai taip pat gali man numesti savo mintį, kaip jam yra patogiau. Taip pat jūs galite susiprogramuoti pjovimo tvarkaraštį arba pakeisti jų darbo grafiką, jeigu pas jūs namuose vyksta vakarėlis. Taip pat suderinti su pievos laistymo sistemomis. Ir šioje programėlėje aš matau, kad aš galiu matyti ir dėlioti savo pjovimo tvarkaraštį. Čia yra įvairios pagalbos ir statistikos, kuri gali būti jums įdomi, na ir daugybė įvairiausių nustatymų. Visi modeliai veikia su Wi-Fi ir Bluetoothu, o EVO versijos turi galimybę prisijungti ir mobiliuoju ryšiu. Štai čia galite pamatyti, kaip veikia programėlė ir pavyzdžiui, aš galiu paimti ir pareguliuoti vejos pjovimo aukštį. Padarau 47,5 mm arba 30 mm, tai yra 3 cm, išsaugoju ir viskas. Mano pagalbininkas keliauja dirbti ir jam liko pjauti 3 valandas ir 23 minutės.